Treneri, tai jūsų komentaras apie pasibaigusią dvikovą. Serijos kažkada tai nutrūksta. Šiandien jinai nutrūko. Pralaimėjimas, bet sužinojus rezultatą Marijampolėj, tai kaip ir abi komandos turi būti laimingos. Kalbant apie pačią dvikovą, pirmas kėlinys, daug progų į vieną kitą pusę, jūsų greitas įvartis, varžovai iš karto atsako, kaip galbūt jeigu vertintume tik pirmą kėlinį, kokį įspūdį paliko? Man viskas labai patiko iki 44 minutės, iki jų pelnyto antro įvarčio. Manau, kad pradėjom gana gerai, agresyviai, daug presingavom. Manau, kad gražų įvartį įmušėme, nors ir prasileidome labai greitai, bet manau, buvom labai aktyvus ir susikūrėme dar porą tikrai labai gerų progų, gaila, kad jas neišnaudojame. Ir prasileidus tą įvartį, įvarčiai keičia rungtynes ir bandėm persistatyti antrą kėlinį, bet vėl tas nelemtas įvartis į savus vartus labai pakoregavo visą tą žaidimą, nors metėm naujų šviežių žaidėjus, bet apart to momento, Kazlausko momento, daugiau nieko nepavyko sukurti. Tai kažkaip apmaudu, bet žaidėm prieš komandą, kuri šiuo metu tikrai demonstruoja gerą formą. Ar sekėt realiu laiku, kas vyksta Marijampolėje? Paskutinės gal 10 minučių. Ir po pirmo kėlinio žinojau rezultatą. Tai šiuo metu tikrai gal reikėjo pagalbos iš kažko, tai, nes sezono galas ir sunkios rungtynės laukia ir džiaugiuosi, kad tai pasibaigė kol kas, bet laukia rungtynės šeštadienį ir mes tikrai darysime viską, kad būtume antri.